Šios dienos tema, pavadinkime ją taip, kaip vyksta Lietuvoje rinkimai. Pradžioje yra sunaikinami konkurentai. O gal geriau pavadinimas būtų ir tiktų toks: slapta žvalgybinė operacija siekiant sukompromituoti Lietuvos Respublikos Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininką. O gal kitas pavadinimas būtų geresnis: kaip politikai į politinę kovą įtraukia teisėsaugos struktūras. Taigi pradėkime. Pirma, kad būtų aiškiau apie mes ką kalbėsime, tai aš apibūdinsiu situaciją, kokia tuo metu buvo. Tai buvo 2013 metai. Lietuvos prezidentė buvo Dalia Grybauskaitė, Seimo pirmininkė Graužinienė, o šalies premjeras Audrius Butkevičius, Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Artūras Paulauskas. Tuo metu šalis praktiškai buvo valdoma slaptomis pažymomis. Tai ne šiaip mano išgalvotas teiginys, taip jisai yra patvirtintas daugeliu faktų. Net 9 viceministrai negalėjo užimti pareigų arba turėjo pasitraukti iš tų pareigų, remiantis šitomis slaptomis pažymomis. Taip pat keletas įmonių ir įstaigų vadovų nuo tų slaptų pažymų nukentėjo. Tai registrų centro, tai ir geležinkelių, tai ir kitų įmonių. Ir toks atvejis buvo, kada Seimo narį, tuometinį Seimo vicepirmininką Gedvilą buvo nuspręsta paskirti ministru, švietimo ministru. Tačiau Dalia Grybauskaitė atsisakė tai daryti ir motyvavo tuo, kad jinai turi slaptą pažymą. O toj pažymoj yra kažkokie tai labai negeri dalykai parašyti apie Gedvilą. Ir aišku, jisai ministru nebuvo paskirtas. Tačiau Gedvilas nenuleido rankų, jisai norėjo išsiaiškinti, o kurgi jo ta tokia nepriekaištinga reputacija, kur jisai padarė klaidas ir kas toj pažymoj parašyta tokio. Jis kreipėsi į saugumą, STT, į prezidentūrą, reikalaudamas, prašydamas, kad jam išduotų tą slaptą pažymą. Niekas tos pažymos jam nedavė. Taigi jis net ir kreiptis į teismą negalėjo, jis negalėjo apskūsti šito sprendimo priimto, pavyzdžiui, Dalios Grybauskaitės ir taip toliau, nes nežinojo, kas ten parašyta, nes neturėjo tos pažymos. Taigi buvo tokie paprastas įdiegtas valdymo metodas. Pirma, yra parašoma slapta pažyma apie kažkokią tai neįtinkamą, pavyzdžiui, Daliai Grybauskaitei, politiką arba valdininką aukštą arba vadovą įstaigos arba įmonės. Tada dalis tos pažymos išeina į viešumą, žurnalistai apie tai parašo, be abejo viskas tai yra suplanuota būna. Tada kyla skandalas, ir tuo skandalų pagrindu yra pradedamas ikiteisminis tyrimas, koks negeras tas įstaigos vadovas, parsidavėlis ir toks ir anoks, ir taip toliau. Ir viskas tas žmogus yra sunaikinamas, tai yra karjera jo yra sunaikinama. Arba jisai yra nepaskiriamas tas pareigas, arba jisai praranda tas pareigas. Tema uždaryta ir jau nesvarbu, kuo pasibaigs tas ikiteisminis tyrimas, dažniausiai jisai pasibaigdavo niekuo. Taigi toks valdymo metas. 2013 metais taip pat jau matėsi tokios tendencijos, tokie požymai diktatūrinio valdymo. Aš jokiais būdais nesakau, kad tuo metu buvo diktatūra, apsaugok mane Dieve. Aš sakau, kad buvo tam tikri požymiai, be abejo, mūsų visuomenė tuos požymiais žavėjosi. Žavėjosi prezidentės Dalios Grybauskaitės valdymo metodais, kurie daugeliu atveju buvo, iš tikrųjų, daugeliu atveju turėjo tokius požymius. Ką aš turiu omeny? Tai pirmas dalykas, teisėsauga ir teismai pilnai priklausė Daliai Grybauskaitei. Jinai juos
kontroliavo, jinai ką norėjo, ten praktiškai reikalavo, kaip turėtų būti, taip jie ir darydavo. Yra daug apie tai straipsnių, kaip teisėjai atbėga, teismo pirmininkai atbėga iš susitikimų su Grybauskaite raudonė, įkaitę, susinervinę, susierzinę ir sako, ką jie ten išprotėjusi, kad tokius dalykus reikalauja ir taip toliau ir panašiai. Žiniasklaidos kontrolė. Žiniasklaida taip pat dalis pagrindinės žiniasklaidos buvo kontroliuojama. Tuo metu buvo sukurtas toks įrankis, kad buvo sukurta etikos komisija, kurią sudarė tenais komisija, kurią skirdavo ir prezidentė, ir kiti praktiškai tai buvo palankų žmonės prezidentės. Ir jeigu ta žurnalistų etikos komisija nuspręsdavo, kad koks nors žurnalistas arba laikraštis, naujienų portalas yra neetiškas, tai iš karto įsijungdavo jam bausmės. Nereikėdavo net jokio teismio. Tai ką tai reikšdavo? Reikšdavo tai, kad šitas laikraštis negaudavo valstybės užsakymų, negalėjo dalyvauti konkursuose, negaudavo paramos iš įvairių fondų, negaudavo užsakymų iš ES ir taip toliau ir panašiai. Faktiškai tai buvo įmonės bankrotas. Toliau partijos, lojalios partijos Daliai Grybauskaitei, tai viena partija, tai Liberalų sąjūdis, jos pirmininkas Masiulis, kaip žinote, buvo paskelbta susirašinėjimai tarp jo ir Magnolijos, tuo metu elektroniniai laiškai skriejo į vieną ir kitą pusę, kuriuose Masiulis sakydavo, kad Liberalų sąjūdžio kariuomenė yra surikiuota, jūsų ekscelencija, vykdyti jūsų užduotis ir taip toliau ir panašiai. Masiulis žadėjo patvarkyti kabutėse Paulauską, dėl to, kad jisai tenais kažką tai padarė, kažkas tai nepatiko Grybauskaitei ir taip toliau. Kita partija, kuri buvo dar daugiau ir dar labiau lojalesnė Daliai Grybauskaitei, vykdė visus jos nurodymus, parėdimus, tai buvo konservatorių partija. Ir kitas, kas svarbiausias dalykas, ten, kur sukosi didžiausi pinigai, valstybės pinigai, tai yra energetikos ir finansų sektorius, bankai. Pamenate tikriausiai, kada Ūkio bankas ir Snoro bankai buvo panaikinti ir taip toliau, tai jų kontrolę būtent perėmė Grybauskaitės, taip galima sakyti, galimai reikėtų pasakyti, žmonės. O tai yra labai dideli Lietuvos mastu, milžiniški finansiniai srautai. Taigi, štai kokia situacija. Ir 2014 metais nusimato prezidento rinkimai, o čia 2013 metai ruduo. Rinkimai tuoj prasidės. Ir tuo metu išreiškia norą rinkimuose dalyvauti Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Paulauskas. Ir jisai ne tik išreiškia norą, bet jisai ir užsiregistruoja kandidatu. O Grybauskaitės akimis žiūrint, tai yra didelis konkurentas. Reikia su juo kažką daryti. Reikia šitą problemą kažkokiu tai būdu išspręsti. Operacijos planavimas, slaptos žvalgybinos operacijos. Šios operacijos tikslas, tai yra tikslai, geriau pasakyti, 2. Tai pirmas tikslas yra paskiepyti Dalią Grybauskaitę. Ką reiškia žodis paskiepyti Dalią Grybauskaitę? Reiškia, kada vyks rinkiminė kampanija, tai kad tos kampanijos metu, aišku, bus išmesta visa informacija apie ją, kuri jau ir taip viešai cirkuliavo, apie galimus jos ryšius su KGB ir darbą KGB, apie jos priklausomą Burokevičiaus politiniai partijai, komunistų partijai ir palaikymą jos ir kiti dalykai ir taip toliau. Be abejo, reikėjo imtis kažkokių tai priemonių. Tai jeigu tu iš anksto apie tai pasakysi visuomenė, iš anksto pasakysi, kas tą eskaluoja ir kas tą dalyką daro, tada visuomenė supras ir jinai paprasčiausiai nereaguos į šitą situaciją. Antras tikslas yra sunaikinti konkurentą. Tai yra Artūrą Paulauską, kuris tuo metu jai ir jos štabo arba jos aplinkai atrodė kaip vienas iš rimčiausių konkurentų, kuris gali mesti jai pirštinę ir netgi gali laimėti prezidento rinkimus. Taigi įvyko
prezidentūroje spalio mėnesio pabaigoje, paskutinėmis dienomis pasitarimas. Pasitarime dalyvavo prezidentė, dalyvavo jos darbuotoja Ulbinaitė ir dalyvavo VSD valdybos vadovas Kaladinskas. Kaladinskas atnešė slaptą pažymą, kurią surašė ir derino tą turinį su Dalia Grybauskaitė ir Ulbinaitė. Ir ką jie ten sprendė? Ir matyt, sprendė, kokius tolimesnius veiksmus darys. Taigi šios operacijos esmė buvo tokia, kad slaptoj pažymoj VSDS gavo labai rimtų duomenų apie tai, kad Rusijos žvalgyba arba Rusija darys informacinę ataką prieš Lietuvos prezidentą Dalią Grybauskaitę. Kad Rusija nori ją sukompromituoti ir nori, kad jinai daugiau nebūtų Lietuvos prezidente. Nenori, kad jinai dalyvautų rinkimuose. O jeigu jinai dalyvaus, tai sieks, kad jinai jų nelaimėtų. Vienu žodžiu, ten parašyta visa ta, kas buvo seniausiai išėję viešoje erdvėje, tačiau pridėta tik tai, kad tai darys Rusija. Rusija puls Lietuvos prezidentę. Ir čia yra visa paslaptis, baisiausia paslaptis. Apsitarė apie 23 minutės, jie kalbėjosi, ne apie, bet tiksliai yra nustatytas tas laikas, tyrimo metu buvo 23 minutės kalbėjosi Grybauskaitė su Kaladinsku, pokalbį dalyvavo Ulbinaitė ir jinai išbuvo 22 minutės. Kadangi pažyma slapta tiko, turinys tiko, tai Ulbinaitė pasidarė tos pažymos kopijas. Davė, ne pati darė, o davė savo darbuotojams jas padaryti. Ir jos buvo padarytos. Taigi, atėjo kita diena. Atėjo diena, kada reikia tą operaciją įgyvendinti. Taigi Valstybės saugumo departamento valdybos vadovas Kaladinskas arba Valstybės saugumo departamentas Kaladinsko pažymą išsiuntinėjo šioms institucijoms: prezidentūrai, vyriausybei ir Seimui. Seimui išsiuntė 3 asmenims: Seimo pirmininkiai, Užsienio reikalų komiteto pirmininkui ir Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkui. Pirmų 2 tuo metu Seime ir Lietuvoje nebuvo. Buvo tik vienas Paulauskas. O žurnalistai tuo pačiu metu jau ruošė straipsnį, ruošė šios pažymos paviešinimą. O tuo metu, kada vyko tokie dalykai, Paulauskui apie tai nežinant, jis kaip Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas kartu su savo patarėjais ir kitais šio komiteto nariais dalyvavo vidaus reikalų ministerijoje pasitarime. Tai buvo apie vidudienis 11-12 valandų, ir kalbėjusi ten tais aktualiais ministerijai klausimais ir į kabinetą įsėlino patarėjas. Ir jisai sako: pirmininkai, jums skambina iš saugumo, ir tai yra labai svarbus skambutis, jums skambina valdybos vadovas Kaladinskas ir nori perduoti kažkokią tai svarbią žinią. Na, pirmininkas Paulauskas pasakė, kad, dabar, matot, vyksta susirinkimas, esu užsiėmęs, pasakyk, kad aš paskambisiu iš karto tuo met, kada susirinkimas pasibaigs. Ir gerai, patarėjas išėjo. Nepraėjo ne kelios minutės, jis grįžta atgal ir primygtinai reikalauja. Jis sako, kad saugumo darbuotojas, tai valdybos tas vadovas, primygtinai reikalauja tai, kad Paulauskas atsilieptų tą skambutį, nes tai labai 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 svarbu. Paulauskas išeina iš kabineto, iš pasitarimo ir kalbasi su Kaladinsku. Kaladinskas nieko ypatingo nepasako, tik pasako tai, kad yra išsiųsta slapta pažyma pažymėta visiškai slaptai jums ir jinai yra labai svarbi, labai aktuali ir jūs privalote kuo greičiau su ją susipažinti. Paulauskas pagalvojo, pasakė, kad tikriausiai taip, su ją susipažinsiu, čia nėra ko skubėti, bet baigsis pasitarimai ir tada nuvažiuosiu ir paskaitysiu, kas ten yra parašyta. Ir jisai baigus pasitarimui nuvyksta į Seimą ir padėjėja atneša tą pažymą, uždėtas žyma visiškai slaptai,
Ir Paulauskas ją perskaito. Perskaito ir sako, kad, nieko čia tokio ypatingo nėra. Apie tai viskas seniai jau žinoma. Išskyrus tai, kad Rusijos žvalgyba organizuoja puolimą. Ta faktą tai tikras, netikras, neaišku. Ir tuo metu padėjėja įeina į kabinetą ir sako, pirmininkė, čia koridoriui prisirinkę labai daug žurnalistų. O tai iš kur čia jie ėmėsi, kaip čia greitai sugalvojo taip ateiti, sužinojo kažką tai. Paaiškėjo, kad yra jau paskelbta viešai šita pažyma. Dar jinai yra paskelbta prieš tai, kaip pats Paulauskas ją perskaitė. Ir Paulauskas išėjo į koridorių, jį apsupo žurnalistai ir pradėjo klausinėti apie pažymą. Kas ten yra, kas per pažymą, kas ten puola mūsų prezidentė, kaip mes dabar ginsim prezidentę ir taip toliau ir panašiai. Ir Paulauskas sakė, nieko ypatingo, aš ten toj pažymoj, tam turinį nemačiau ir neskaičiau, o kas yra ypatingo, tai galiu jums pasakyti. Ypatingo yra tai, kad aš dar pažymos neperskaičiau, aš dar nežinojau, kas ten parašyta, o jau laikraščiuose, naujienų portaluose ta pažyma buvo išspausdinta. Tai čia keistas dalykas. Pasirodo, buvo padaryta klaida. Operacijoje esminė klaida. Matyt skubėjo, matyt labai norėjo žurnalistai, kažkoks koordinavimas blogas, jisai tinkamai neįvyko ir žurnalistai paskelbė tą pažymą, paviešino anksčiau, negu Paulauskas ją susipažino. Tai yra klaida, padarė didelę klaidą. Tačiau niekas to nepasibaigė. Prasidėjo tolimesni veiksmai. Būktai viskas atsitiko taip, kad jisai būtų susipažinęs laiku. Vakare Valstybės saugumo departamento vadovas, tuometinis Grina, jisai aišku prie viso šito dalyko neprisidėjo, dėl to jisai vėliau nebuvo paskirtas Grybauskaitės šias pareigas ir atsidūrė gatvėje. Grina kreipėsi į prokuratūrą, prašydama pradėti ikiteisminį tyrimą, nes yra nutekinta visiškai slapta pažyma, sužyma visiškai slaptai. Prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą ir STT pradėjo jį vykdyti. STT, įsivaizduokite, spalio paskutinę dieną, kitą dieną reikia važiuoti į kapus, šventa diena, nežiūrint į tai, STT atlieka labai rimtą darbą Seime. Naktį. Jie tardo padėjėjus, patyrėjus, jie ima vaizdo įrašus, žiūri, kada atėjo pirmininkas į kabinetą, jie aiškinasi, kada buvo atnešta pažyma, kada užregistruota, kur buvo laikoma, kas su ją buvo susipažinę, kur nunešė tą pažymą, kada perdavė pirmininkus su ją susipažinti. Vienu žodžiu, viskas vyko tik Seime. Ir Paulauskas paklausė jų, STT vadovo, o kodėl jūs netyrėt, pavyzdžiui, vyriausybėje, pavyzdžiui, prezidentūroje arba VSD, ir ten galėjo nutekėti. Sakė, mes tai darysim vėliau. Ir kokiosgi pasiekmės? Taigi, ikiteisminis tyrimas. Ikiteisminis tyrimas yra ypatingas tuo, buvo čia ir vėlgi padaryta klaida prokuratūroje, kad paskyrė ne tą prokurorą tirti, paskyrė prokurorą Ivanauską, kuris yra užsispyręs, drąsus, ryžtingas ir nepriklausomas. Ir jis ėmėsi tirti šito darbo ir tirti ne taip, kaip kažkas nurodo, kur turėtų būti ar kaip daroma, bet tirti taip, kaip viskas įvyko. Ir jis ištyrė, kad šitą informaciją nutekino prezidentės darbuotoja Ulbinaitė, ta, kuri dalyvavo posėdėje, pasitarime su saugumiečiu, ta, kuri dabar yra Seime konservatorių frakcijoje, aktyvi konservatorių narė ir jinai gavo iš saugumo leidimą toliau dirbti su slapta informacija. Ir tai pasirodė tai, kad jinai. Prokuroras medžiagą surinko, surašė kaltinamąjį aktą ir informaciją, visą medžiagą ikiteisminio tyrimo perdavė teismui. Visas šitas ikiteisminis tyrimas ir teismas ginčiai vyko keletą metų, nuo 2013 metų iki 2016 metų. Ir kuogi viskas baigėsi? Viskas baigėsi tuo, kad Ulbinaitė liko išteisinta.
Net 7 teisėjai, 7 teisėjų kolegija sprendė šitą klausimą. 4 pasisakė už tai, kad jinai nekalta, o 3 turėjo atskirą nuomonę už tai, kad jinai kalta. Teisme įvyko keletas labai įdomių dalykų. Tai pirmas dalykas. Susirašinėjimas tarp Ulbinaitės ir Damulytės, kuriai buvo perduota ta informacija, ta pažyma, teismas nepriėmė nagrinėti ir nepriėmė kaip įrodymo, teigdamas tai, kad tai tikriausiai yra neteisėtai surinkta informacija, netinkamas įrodymas ir jo nepriėmė. O tai vienas iš esminių. Ten, aš nežinau, neskaičiau, bet ten tikriausiai yra atsiskleidžia, koks šito ryšio tarp Ulbinaitės ir Damulytės, nes Ulbinaitė būtent šitą slaptą pažymą prieš ją paviešinant perdavė Damulytei. Vienas. Teisme taip pat kitas dalykas įvyko labai įdomus, tai kad pats teismas vertino slaptos pažymumą. Pagal įstatymus taip negali būti. Pagal įstatymą pažymos slaptumo žymą gali sumažinti, pavyzdžiui, nuo visiškai slaptai iki slaptai arba iki konfidencialiai, arba visiškai panaikinti tik tą instituciją, kuri ją parašė. Nes jinai vienintelį žino ir suvokia, kokia gali būti padaryta žala. Ir jinai vertina, ar bus padaryta žala, jeigu šita informacija jeigu žyma bus nuimta. Tačiau šiuo atžvilgiu teismas į tai nekreipė jokio dėmesio. Teismas paėmė ir pats nusprendė taip, kad ta informacija, kuri yra šitoje pažymoje, kuri pažymėta visiškai slaptai, yra neslapta. Yra viešai prieinama, nieko ten paprasta, nieko ypatingo nėra. Ir viskas, nors prokuroras reikalavo, kad jie kreiptųsi į paslapčių koordinavimo komisiją su tokiu prašymu, kad jinai aiškintųsi, ar ten yra slapta, ar teisingai uždėta, neteisingai, ar ten galima skleisti, negalima, teismas į tai nekreipė jokio dėmesio. Ir trečias dalykas įdomus yra tai, kad dar prokuroras pats asmeniškai kvietė Grybauskaitę į apklausą. Į prokuratūrą ateiti ir duoti apklausą būtent dėl tų visų šitų įvykių, dėl pasitarimo su tuo valdybos vadovu, dėl Ulbinaitės ir visų kitų dalykų. Grybauskaitė griežtai atsisakė ateiti. Ir atėjo. Jinai sakė, į prokuratūrą aš nevaikščiosiu, o į teismą aš tikrai nueisiu. O kada atėjo teismai, tai prokuroras reikalavo, kad teisėjai kviestų Grybauskaitę į apklausą, tačiau teisėjai atsisakė tai daryti ir jos nekvietė. Istorija dar tuo nesibaigė. Visas tęsinys dar buvo toliau įdomesnis. Vienas toksai yra įvykis įdomus, tai toksai buvo Seimo narys, konservatorius Adomėnas kartu su kitais konservatoriais, kitais Seimo nariais, jisai paviešino laišką Seimo nariams, kuriame jisai parašė apie tai, kad ekscelencija Grybauskaitė yra puolama Rusijos agentų, tikriausiai taip reikėtų pasakyti, dabar nepamenu to turinio aiškiai, bet esmė yra tokia. Ir tie agentai galimai yra šie. Tai Paulauskas, nes jo tėvas dirbo KGB, Vasiliauskas, nes jisai tarybiniais laikais važinėjo į Ameriką kaip teatrologas, ir Vaišvila, nes jisai studijavo Maskvoje. Taigi va. Ir tą laišką, ir tai būtent tą, kad saugumas rašė, kad puola ir puls Rusija, tas vyksta, tą norėjau įrodyti. Be abejo, žurnalistai, tie, kurie dirbo prezidentūrai, pasigavo šitą, jie skleidė tą visą informaciją, kūrė nuomonę, formavo visuomenės nuomonę, bet tai neturėjo tokių gana rimto atgarsio. Ir taip toliau. Dar ne viskas. Seime Vasiliauskas, tuometinis Seimo narys, inicijavo laikinąją komisiją. Jis parengė klausimus ir pradėjo rinkti parašų Seimo narių. Surinko labai lengvai. Jisai kalbėjosi, kadangi jis priklausė Teisės ir teisėtvarkos frakcijai, kuri tuo metu įėjo į valdančiąją koaliciją. Tai jisai pasikalbėjo su savo frakcijos, pasikalbėjo su visais kitais ir visi pritarė tai, kad tokią laikinąją komisiją reikia įsteigti, o ta laikinoji komisija
tirtų būtent šitą atvejį ir aiškintųsi, ar teisėsauga yra naudojama politiniai kovai, ar nėra manipuliuojama viešąją informaciją. Kažkas tokio esmė, tokio panašaus. Taigi, viskas. Šitas klausimas buvo įtrauktas į darbotvarkę, atėjo tenais, tuoj bus 10 val. Seimo posėdis, 8 val. Susirenka visi pas premjerą tuometinį Butkevičių koaliciją ir nusprendžia, tai būtinai mes šitą klausimą įtraukim darbotvarkę ir kursim laikinąją komisiją. O kaip tik atėjo 10 val. Posėdis, tai pačioje posėdžio pradžioje būtent socialdemokratų frakcijos pagrindinė vadovė frakcijos vardu paprašė šitą klausimą išbraukti, o kadangi jie buvo valdantieji, jie buvo pagrindiniai, tai tas klausimas buvo iš darbotvarkės išbrauktas. Vasiliauskas iš karto šoko klausti, kodėl tu taip darai, Irena berods vardas, kodėl tu taip ilgiesi, juk mes sutarėm 8 prieš kelias valandas apie tai, kad mes palaikysim ir paremsim, ar ne, atsakė tai, kad jai paskambino premjeras Audrius Butkevičius ir paprašė, kad būtent aš sustabdyčiau, kad neįkelti, nenagrinėti šito klausimo. Tai vienas dalykas. Ir antras dalykas, jisai Butkevičius pasakė, kad jam paskambino prezidentė Dalia Grybauskaitė ir pasakė, kad jeigu neįtrauksi šito klausimo, jeigu tu išimsi šitą klausimą iš darbotvarkės, tai jų santykiai bus puikūs, geri ir taip toliau. Tai Butkevičius taip ir padarė. Taip, šita laikinoji komisija, jos kūrimas, šita iniciatyva praktiškai buvo sužlugdyta, bet ne iki pačio galo. Tuo metu Vasiliauskas priklausė frakcijai, kuri buvo Teisės ir teisingumo Žemaitaitis, tai frakcijai berods vadovavo, ar tai buvo partijos vadovas. Ir tuo metu vyko partijos susirinkimas, ir partijos susirinkimo metu, jeigu aš ten neklystu, ar frakcijos, ar partijos susirinkimo metu buvo Žemaitaitis apkaltino Vasiliauską Gylį ir Brunzą verslininką, kurie atėjo į šitą frakciją, kaip Žemaitaitis įvardijo, atėjo iš žudikų partijos. Tai ten ta partija, kur dingo mergaitė. Žudikų partijų be abejo Vasiliauskas ir Gylys įsižeidė ir paprašė Žemaitaičio atsiprašyti, Žemaitaitis neatsiprašė ir jie pasitraukė iš frakcijos. O kadangi pasitraukė iš frakcijos, tai kada kilo tas pats klausimas laikinosios komisijos, jis dar nebuvo galutinai išbrauktas iš diskusijos, tai kada vyko koalicijos valdančiosios pasitarimas, tai pasakė tai, kad nėra to frakcijų nario, kuris būtent inicijavo šitą idėją. Tai pasakė Žemaitaitis ir tas klausimas buvo galutinai uždarytas. Taigi Žemaitaitis dar prisidėjo prie Grybauskaitės norų, tai kad tokia komisija Seime nebūtų sudaryta. Tai štai kokia istorija, kuri parodo mums, kad žvalgyba, kad saugumas, kuris turėtų ginti mus visuomenę nuo priešo žvalgybų, nuo visokių teroristų, ekstremistų ir taip toliau, yra įtraukiamas į politinę kovą tarp konkurentų. Labai negraži istorija, bet jinai yra tokia, kokia yra. Toks yra realus gyvenimas.